Sveiki visi, mano vardas Elė Pranaitytė ir aš rašau kelionių blogą Kutvilos kelionės ir klajonės. Neseniai savo blogo Facebook paskyroje sukūriau tokią apklausą, kokią temą būtų jums įdomu. Ir buvo keletas variantų. Jos visos daugiau mažiau sulaukė apytiksliai panašiai pageidavimų. Todėl nusprendžiau pradėti nuo tokios temos, kuri man yra paprasčiausia ir aiškiausia. O būtent, kas yra tas influenceris, kas yra tas nuomonės formuotojas ir iš viso kaip veikia tas tinklaraštinimas. Tas bloginimas, vloginimas, instagraminimas ir panašiai. Šitą tokią temą mane įkvėpė vienas straipsnis, išleistas Delfi portale gan seniai, šių metų sausio mėnesį. Ten buvo kalbama apie tai, kaip jauna tinklaraštininkė, madų tinklaraštininkė susikūrė savo verslą, būtent rodydama drabužių nuotraukas, stilių derinius ir parduodama juos susidomėjusiems. Ir tiksliau šitą video temą įkvėpė ne pati tas straipsnis, bet vienas komentaras po to straipsniu ir aš norėčiau tuo komentaru pasidalinti. Pacituosiu. Taip, pradžia. Ar nematot, kad ta tinklaraštininkė, kabutėse, paprasčiausia FIFA? Ką tokia gali daugiau mokėti, jei ne Facebookuose sėdėti? Tokiais straipsniais Delfis paprasčiausiai tyčiojasi iš tikrai sunkiai dirbančių žmonių. Kas jie? Durniai, kurie sunkiai pluša pamaininiuose darbuose, Maksimos kasose ir panašiai. O va, tinklaraštininkai vargo nemato, kurdami tokius neįkainojamai svarbius intelektinius produktus mūsų visuomeniai. Man visokie tinklaraštininkai ir tinklaraštininkės tolygų tinginiams, kurie rimtų darbų dirbti nepajėgia ir žinoma nenori. Vadinasi, prie šalies gerovės kiek prisideda? Beje, prostitutės irgi savo veiklą darbą vadina. Čia labai panašiai. Komentaro pabaiga. Atsiprašau, padariau pauzę, užsikosiu jau nuoširdžiai sakant nuo tokio komentaro. Taigi, yra dalykų, apie kuriuos reikia pakalbėti. Pradėčiau nuo to, kad gyvenimas 2019 metais yra skirtingas nuo, kaip mes gyvenome prieš metus, prieš 10 metų. Ir vienas iš tokių niuansų, į ką reiktų atkreipti dėmesį, yra jaunimo bedarbystė. Aplamai jaunimo bedarbystė, ypač pietinėse šalyse, kur nenorim kažkaip stereotipiškai kalbėti, bet ta darbo kultūra nėra labai kažkokia ten vertybė, daugiau tokio manjana, ten darbas nevilkas, į mišką nepabėgs ir panašiai. Ir kaip taisyklė, ten jaunimo nedarbo procentas būna labai didelis, kažkur apie 5% jaunų žmonių ar nedirba, ar neranda darbo, ar jų išsilavinimas netinkamas, ten yra tų įvairių priežasčių. Prisipažinsiu, kiek Lietuvoje jaunimo bedarbystės yra, aš tiksliai nesigilinau, čia jeigu norėsime, galėsime pasižiūrėti komentaruose, pasidalinti.
Bet faktas, kad taip yra. Šiais laikais nėra darbo visam gyvenimui. Net jeigu jūs turite normalų, tą vadinamą normalų darbą, ar ne, nuo 8 iki 5 su pietų pertrauka, tai nereiškia, kad jūs jį rytoj turėsit, poryt turėsit, jūs gali atleisti šiandien pat, jūs gali atleisti kitą savaitę, jūsų įmonė gali reorganizuoti ir panašiai, ir niekas jums jokių garantijų neduoda. O jaunimo tokia bedarbystė būtent yra, ar to darbo neranda, ar baigė mokslus, kurie nelabai tinkami, ten tų priežasčių yra. Ir taip atsitinka, kad tas internetas, socialinė ta medija, visa tie Instagramai, Facebookai, iš tiesų yra darbas. Tie žmonės susikuria savo darbą, įmonės, verslus, būtent internete, būtent socialinėje toje medijoje. Ir tokie klausimai kyla kaip komentatoriui, ar buvimas internete yra reali profesija. Valytoja yra reali profesija, mokytojas yra reali profesija, gydytojas, advokatas, inžinierius. O jeigu tu sėdi Facebook'e, čia transliuoji YouTube'us kažką, ne, tinklaraštį rašai, ar ne, tai ar čia normali profesija? Kokius mokslus reikia baigti, kad kalbėtum į YouTube'ą? Neruošia universitetai mano žiniomis kalbėti į YouTube'ą, ar ne? Ar internete galima padaryti karjerą? Kolektyve, įmonėje, tarnyboje galima. Internete, kur tavo karjeros pradžia, pabaiga, kaip tai pamatuoti. Ir pasirodo, kad tas internetas vis dėlto gali būti darbo vieta. Prieš porą mėnesių buvo Facebook'e keletas tokių, nenorėčiau sakyti skandalingų pasidalinimų, bet skandalingi jie ta prasme, kad šitam temam neįprasta kalbėti. Apie pinigus pas mus neįprasta kalbėti, bet ten buvo, kad keletas įžymybių iš Lietuvos žvaigždyno pasidalino, kad jie gauna atlyginimą už reklamą Facebook'e ar Instagram'e. Tai yra kokia nors įmonė duoda produktą garsiam Lietuvos žmogui apžvalgai ir už tai sumoka. O tas garsus žmogus, ar ten stilistas, ar aktorė, ar sportininkė, ten labai įvairi, parašo apžvalgą, pasidalino tą apžvalgą savo Facebook'o, tarkim, paskyroje ir už tai gauna atlyginimą. Ir tokių dalykų dabar tikrai yra labai daug, apie tai yra irgi kalbama, kad taip, tai yra darbas, tu skiri laiko produkto testavimui, apžvalgai, pliusų, minusų išskirimui, kažkokių dalykų. Ir pasidalini su savo sekėjais, tai yra tu reklamuoji. Ir už tai yra protinga prašyti atlyginimą. Nežinau, kokie yra įstatymai Lietuvoje, bet užsienyje, jeigu taip darai, tai būtent prie tokio įrašo turi būti pažymėta, kad tai yra ar sponsored, ar ad, ar kažkaip kitaip, kad tavo klausytojas, žiūrėtojas žinotų, kad tai yra apmokėta reklama. Tačiau tame tikrai nieko nėra blogo, jeigu tu gali daryti apžvalgas kažkokių produktų ir gauti už tai pinigus. Tačiau tradicinio mąstymo žmonės, įpratusius, kad darbas tai yra, reikia baigti universitetą ir nuo 8 iki 5 kažkokiai kontorai sėdėti, tokius žmonės tai siutina. Tu kalbi Instagramą, tepiesi ten visokiais, žinote, kremais, lūpdažiais ir panašiai, ir reklamuoji, dar parduodi, dar komisinį gauni, ir čia atsėda darbas. Tiesiog prostitucija kažkokia siaubinga, žinote. Ir iš tokių medijų aš išskirčiau būtent Instagramą,
Facebooką be abejo ir tinklaraštį, tai yra rašytinį tinklaraštį. Na, aišku, dar YouTube be abejo. Bet kiekvienas tas kanalas sklaidos yra savotiškas. YouTube'as yra daugiau rodyti video kažkokiem dalykam. Instagramas yra tapęs realiai vienos, bet geros nuotraukos kanalu. Facebookas yra toks pasidalinimams, blevyzgoms, kažkokiams komentarams daugiau tinkamas. Tinklaraštis yra labai geras dalykas, nes į jį galima įdėti ir tekstą, ir nuotrauką, ir video failą, ir garso failą. Tai yra labai universalus dalykas, plus komentaruose galima bendrauti su savo skaitytojais, ar žiūrėtojais, ar auditorija, čia dabar labai įvairiai vadinama. Ir va čia norėčiau pereiti būtent prie kelionių to tinklaraščio savo, kur yra tokie povandeniniai akmenys. Jūs turbūt žinote, kad yra nemažai tokių tinklaraščių, ypač anglų kalba, kurie sako maždaug keliauk, susikurk tą kelionių tinklaraštį, tą blogą, pažink pasaulį ir tu nedirbsi nei vienos dienos. Na, tiesiog mesk tą nusibodusį inžinieriaus darbą, susikurk blogą, ar YouTube kanalą, ar ką ten, keliauk, pasakok ir tu nei dienos nedirbsi. Nu, gyvenimas bus kaip pasaka. Ir tokių yra labai daug, kad žinot, kas skaudžiausia. Kad taip kalba žmonės, kurie juodai aria prie tų savo tinklaraščių. Ir turi tiek išlaidų, kad viešpatie apsaugok. Blogas tinklaraštis, kanalas, ta platforma, kurioje jūs dalinatės savo patirtim, savo turiniu, yra, jeigu jūs norit profesionaliai tai daryti, daugiau finansiškai profesionaliai, tai yra investicija. Tai yra mokamas dalykas ir to turinio talpinimas kažkokiam palaikyme kainuoja. Yra tie metiniai mokesčiai už serverius, pavadinkim taip, už pavadinimą ir panašiai, kuriuos reikia susimokėti. Nuotraukos. Nuotraukų talpinimas. Vienur dar galima jas glausti nemokamai, kitur jau prašoma susimokėti. Neseniai, jūs turbūt žinote, Flickr pasidarė mokamas. Nemokamai buvo paliktas labai ribotas nuotraukų skaičius ir iš esmės profesionaliam bloginimui nebetinka. Reikia susimokėti. Kas dar tas blogas? Galima bandyti jį monetizuoti. Tai yra talpinti reklamas. Tinklaraštį tai galima padaryti per, tarkim, Google AdSense, YouTube pagal tam tikrą peržiūrų skaičių galima įdėti reklamų pažiūrėjimui. Aš įdėjusi esu Google AdSense reklamos tokias blokelius savo blogę. Kodėl? Tai buvo toks eksperimentas. Sakoma, kad kas trečias žmogus vis tiek paspaus ant tos reklamos. Išmoka iš AdSense yra nuo 70 eurų. Pagal tą blogo lankomumą, pagal tuos klikus, jau turbūt bus 2,5 metų, kai, kokie ten 60 eurų jau prikapsė. Tokios apyvartos. Neįkainojamas yra laikas paimtas nuo asmeninio gyvenimo, nuo šeimos, nuo draugų, nuo darbo, kurį tu skiri savo turinio kūrimui.
Pavyzdžiui, aš padarau kelis šimtus nuotraukų kelionės metu. Aš labai mėgstu fotografuoti įvairiais kampais. Tada tekstas, kurį aš rašau apie lankytinas vietas. Tai nėra tik nupilta nuo Wikipedijos. Tai yra investicija tam tikrus kelionių gidus, knygas, paskirtas laikas į biblioteką nueiti, kažkokį straipsnį perskaityti. Tai yra knisimas tos įdomios informacijos, kad būtų, kodėl reikia nueiti į tą lankytiną objektą, kuom jis reikšmingas, kuom jis įdomus, kokių ten įdomių istorijų yra atsitikę. Ir kartais randi daugiausia tų dalykų jau po kelionės, kai pradedi kapstyti. Dar be nuotraukų atrinkimo ir teksto sukūrimo norisi kažko būti originalaus. Tai kai keliauji, vis galvoji, gal čia reikia pabandyti, gal čia išbandyti, gal čia nusipirkti, va čia bus geras dalykas, va čia mano skaitytojams bus įdomu. Vis kažką galvo tokio walk the extra mile, taip sakant, kažką dar papildomai. Ir kai viską pabandai apskaičiuoti, tai nuotraukų peržiūrai gali užeiti visą dieną, teksto sukūrimai savaitė. Na, atsižvelgiant į tai, kad savaitę tai nerašai, dar į tą darbą reikia kažkaip prisistatyti, iki parduotuvės nueiti, valgyti, pasidaryti, išsiskalbti puskojines ir panašiai, tai tų veiklų yra. Ir tu pirmą žiūrai daugiau, kad būtų ką ant stalo padėti, nem, kad būtų už ką daryti. Tai tas blogas jis ten paraleliu yra, tu jį investuoji pinigus, investuoji laiką, bet tas turinys sukurtas kartais atsiperka, kartais neatsiperka. Mano atveju man nėra tikslo parduoti tą turinį. Jūs galite nemokamai skaityti mano kelionių patarimus, mano kelionių įspūdžius. Pardavimai vyksta daugiau, pavyzdžiui, per ekskursijas, nes aš esu licencijuota gidė, žmonės kartais susisiekia, sakom, norėtumėm, kad ekskursiją pravestumėt jūs, nes mes skaitom jūsų blogą ir jūs labai įdomiai rašote. Tai yra labai šaunu. Dėkoju tokiems skaitytojams. O būtent kalbant apie Instagramą ar ne, ar Facebooką, būtent apie paslaugų ir produktų pardavimus, tai kodėl? Ne, jeigu jūs tą patį, kaip aš čia aiškinu apie keliones, darote su drabužiais, su kosmetika, su dar kažkuom, tai kodėl investavus tiek laiko ir pinigų į to turinio sukūrimą, jūs negalėtumėte to produkto parduoti ir gauti atitinkamą atlyginimą. Tai yra darbas, jūs susikūrėt savo darbo vietą, savo pajamas, ir visiškai yra normalu tikėtis to finansinio atlyginimo. Tačiau yra daug tokių blogerių, instagramerių, kaip pasakyti, jaunų pradedančių žmonių, kurie tas paslaugas suteikia vien mainais už pasidalinimus ar mainais už tuos produktus. Tai yra, jūs gavote kažkokiu, tarkime, kosmetikos priemonių, ir mainais už tai jūs įrašėte ten 20 minučių video su testavimu. Tai nėra adekvatus mainai, nes ta kosmetika, aišku, žiūrint, kokia ten kaina, jeigu ten Chanel lūpdažis už 200 kokių eurų, ar ne? Tai galbūt, jeigu jums to lūpdažio labai numirtinai reikia, tai yra adekvatus mainai. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūs to lūpdažio šiaip ant buterbrodo tai neužsitepsite, ar ne, tai natūralu būtų tartis dėl finansinio atlyginimo. Bet yra tokių pradedančių blogerių, kurie daro mainais už dėmesį. Neima pinigų, padaro nemokamai. Ir tada kompanijos sako, kodėl mes čia jums turėtume mokėti, jeigu yra ten kažkoks liolikas, kuris padarys tai nemokamai. Logiška.
Taigi būtent žmonės susikuria savo darbo vietą internete, padaro tai pirkimą, pardavimą platformą už tam tikrą komisinį atlyginimą, kuria turinį ir netgi yra galimybės dabar sudaryti ir sutartį su tais produktų ar paslaugų tiekėjais, kad mainais už sukurtą turinį jūs gausite tam tikrą atlyginimą ir be abejo mes čia kalbam ir apie apmokestinimą, kad valstybė taip pat gauna pajamų už tokį legalų darbą kaip turinio kūrimas. Aš galbūt paaiškinau tai ne visai sklandžiai ar aiškiai, jeigu yra kokių klausimų ar komentarų, rašykite, nes Lietuvoje tas turinio marketingas iš esmės yra gana naujas dalykas. Aš nežinau, ar universitetuose, koledžuose Lietuvoje yra ruošiami specialistai kaip turinio marketingas, būtent socialinėje medijoje, kaip būtent tais internetais naudojantis parduoti produktą. Ir kadangi to interneto yra labai daug, tų norinčių parduoti nemažėja, tai gali susidaryti toks įvaizdis, kad visi tam internete ir Instagrame sėdi ir bruka tas prekes ir reklamas ir panašiai. Galbūt taip ir yra. Galbūt taip ir yra. Taip, kad suma sumarum, nereikia galvoti, kad atsižvelgiant į tą mūsų pradedantį komentatorių, kad čia kažkokia internetinė prostitucija vyksta, tiesiog, kad parsiduodi su savo kūrimu produktu, ten reklamuoji, kiši, ten jiem viską dar pinigus gauni, tai negalime mes taip sulyginti. Tačiau nuo tos internetinės reklamos artimiausiu metu ir nepabėgsime. Tačiau vėlgi akcentuoju, kad norintys daryti tą reklamą, pardavimus profesionaliai, nemažai turi investuoti į palaikymą, paruošiamuosius darbus, į, kaip minėjau, serverius, sakykime, talpinimą, nuotraukų talpinimą, kažkokią antivirusinę apsaugą ir panašiai, kad kurti tą patrauklų turinį, kurį galima būtų parduoti. Tai va, pabaigai pasakysiu, kad šiuo metu Kutvilos kelionių ir klajonių turinys yra nemokamas. Jūs jį galite skaityti nemokamai, žiūrėti nuotraukas nemokamai, susirašinėti su manimi irgi kol kas nemokamai. Jeigu norite atsidėkoti finansiškai man už sukurtą tą turinį, galima tai padaryti ar ten per PayPal, ar per Revolut, ar dar kažkaip susitikti ir pavaišinti pietumis, sakykime, taip dar. Žinot, dirbame ir už maistą kartais, tai rašykite, susisiekime, bendraukime ir kurkime įdomų internetinį turinį. Tai kol kas tiek ir iki kitų susimatymų.